Tai sveiki, sveikinuosi, šiandien 8 mano kelionės diena iš Gibraltaro į Hamburgą. Aha. Bet aš žemas, aš tos važiavau tamsius ir taip man kažkaip lemą taip neramu buvo. Eina, gal kaip tai svarė. Viskas. Bet dar yra tos kyšio, pas man čia 3 kartą prakiaura šitą kažkur. Bet gerai, va, didelis miestas, tai jeigu kas sparda galbūt. Viskas, žiūrėjau čia. Ai, ragas. Bet priklijuoja. Čia gal, tačiau pas mane nebebus tas kyšio. Ir oro yra. Mano leidžia. Pažiūrėk. A, jo. Fucking shit. Ką čia vyksta? Tavo geresnė. Tamo, jo. Ir tu žiūrėk, jeigu ką mes vis tiek čia jau suksim. Parindas, tau žinai ilgas kelias ir aš jau su savo dalį. Davai, tai buvo. Gerai, malonu. Smagu. Smagu ir man, geras istorijos. Nu gerai, biškilimpa rankos. Susimatysim iš tvermės. Gerai, gerai, iki. Nu, žiūrėkit, be prakolų. O, man irgi čia. Bet šiandien dopumpavau, normaliai buvo. Dabar visiškai minkšta ir nieks neaptaškyta. What the fuck? Bet gera porelė vienu metu jau. Advokatai abiem. Gerai, neiškris. Ką ta navigacija čia apgaudinėja. Nu ir ką darysim? Ką darysim dabar? Žvirkelis.
Muy bien, fantástica. Olá. Thank you, bye. Blogas posakis. Gerai rodė. Hola. Hola. Vakar sustojau Denijoj, važiavau iš Benidormo, gavosi tik tai 68 km, dar 2 dabėgau, bet kas smagiausia, kad sutikau begalės daug lietuvių iš triatlono klubo Tritonas, tai labai smagu buvo pabendrauti, labai įdomu žmonės, labai mane įkvėpė, ta prasme pasidalino savo kelionėmis, savo sportu ir savo visokiom motivacijom, būdais, kaip palaikyti viską. Tai labai buvo smagu pabūti šalia Manto Marcinkevičiaus, Manto Jablonskio, kuris visiškai yra žvėris triatlone ir čempionas. Taip pat istorija su Julium, kurie visiškai yra endurance fanai. Ir tiek bėgime, tiek dviračiais, ta prasme, kokius atstumus jie daro, tai wow. Ir visi kiti, su kuriais teko pabendrauti, jų labai buvo daug, virš 30, tai visiems linkėjimai tritoniečiams, labai smagus klubas, tai ir pagalvojau, jeigu gyvenčiau Vilniuje, tai tikrai svarstyčiau stojimą. O dabar ką išmokau važiuodamas, apie 30-40 km. Jiems ten buvo problemos šiek tiek su padangomis, pradėjo leisti skystį, o aš toliau lėkiau ir mintis buvo tokia, kalbėjome, kad reikia kuo mažiau stoti. Tai aišku, jau stojimas buvo priverstinis, tai aš pasimokiau šito dalyko ir dabar jau 3 valandas nesustodamas variau, kol neužsimaniau į tualetą, vandens ir taip toliau. Tai turiu 73 kilos ir nepilnas 3 valandas. Tai greitis visai geras, 25,5. Vėjas į nugarą buvo, dar pavyko kažkokiam vyrukui šokti ant rato ir kažkiek pavažiuoti. Ir dabar sustojau, pabūnu, važiuoju link Valencijos, ten pietus ir tada toliau į kelią. Tai šiandienos planas yra apie 205 kg. Jeigu viskas bus tvarkoje, turėčiau pasiekti tai. Ir labai gera diena. Vakar džiaugiuosi, kad likau, prikalbino, nors žadėjau dar važiuoti Valenciją. Tada pabendravom, pavakarieniavom, pabuvau dar iki 11 pabendraujant, dar tada montavau video iki 3 nakties, tai nėra geriausias pavyzdys. Kilau ryte, papusryčiavau ir išskubėjome į kelią. Kelias labai gražus, tai kur privalumas yra visas ir kas mane džiugina, kad yra lygumas.
Ir man su tokiu svoriu visam apkarstytam daiktų yra pats didžiausias džiaugsmas. Tada aš galiu lėkti, važiuoti, laikyti greitį, dasivyti kažką ir taip toliau, nes prieš tai visą laiką būdavo, jeigu ir pagaunu kokią grupę, aš jau ant kalno iš karto atsikabinu ir nedatempiu. Tai va, su dviračiu viskas tvarkoj, svarstau gal batus išmesti, nes yra pakankamai ir tie dviratiniai geri. Dar turėjau progą lietuviams paduoti ir savo kuprinę, pavyzdžiui, kurią naudojau priekinę tik tai kartą, palapinę ir taip toliau. Bet pagalvoju, jeigu atiduosiu ir pamatysiu kokią tikrai gražią ir nuostabią vietą, norėsiu ten apsistoti, tai tada gailėsies. Tai nieko nepadarysi. Gal truputį ir sulėtina mane ant kelių kilometrų, bet viskas yra tvarkoj. Diena nuostabi, oras vėsta. Bet šiandien yra pats tas minimui, ta prasme, nei karšta, nei šalta, gaivus vėjelis pučia, vaizdai tikrai gražus. Nežinau, viskas labai gerai. Ar gali būti geriau? Tai va, išgeriu kavutės, suvalgau snikerį ir toliau į Valenciją ir link Prancūzijos. Jau iš tikrųjų, jeigu atvirai, truputį jau ta Ispanija man atsibodo ir jau norėčiau kažkokio kitokio vaibuko, bet neilgai trukus aš ją damušiu ir dabar, kai jau kalnai daugmaž pasibaigė, tai turėtų būti ne problema pasiekti Prancūziją. Kas dar iš tokių dalykų? Nežinau, buvo labai smagu dar kartą. Ačiū visiems tritoniečiams. Ačiū už palaikymą ir toliau pirmin. Kągi, esu Valencijoje. Taigi vakar dar žadėjau minti iki Valencijos. Turėjau 2 valandas šviesos. Tai būčiau dar 1,5 valandos mėnės tamsoje ir tikėtina, kad greitis būtų kur kas mažesnis, nes dabar galėjau sėdėti ant rato žmonėm, su Julium ir Viktorija variau. Ir esmė, kad gal ir vėjas yra šiandien palankesnis man. O naktį ir tai nelabai smagu važiuoti. Tai gerai padariau, kad pailsėjau, pabuvau ir šiandien gerai labai sukasi ratai. 2.5,6 vidutinis. Buvo segmentų ir 3.2 variau ir čia va dabar, kai ant ratų sėdėjau bičiui, jau ir ten 3.7, 3.8. Tai va, tai aišku, man vidutinė atema dar kartais, kad sustoju,
kažką nufotkint noriu, pafilmuoti. Tai nestabdau aš Stravos, ne taip kaip per treniruotes. Valencija! Kaip čia važiuoti geriau? Padariau ratą, garbės. O tuo žaliu. Aš galvoju, kad čia mane praleido tas tramvajus. Pasirodo, tiek jam, tiek man raudona buvo kažkaip. Bet fainas keliukas. Geras. Čia pravažiavau jau. Vau, vyva. Nežinau, kom geriau plytelėm, bet geriau važiuoju. Nušausim pat kelią. Opa. Tai ką, Valencija, man ant delno. Kas toliau? Laiku man visada striuka. Gal tik taip apvažiuosiu, nes labai dideli miestai atima laiko su navigacija, pešiųjų takais, šviesoforais, eismu, pasiklydimais ir taip toliau. Nors labai smagu, bet mano vieta yra laukymėse, ten, kur švilpia vėjai. Oh, excuse me. Vale, para explotar con Airbnb. Okay. Oh, okay. That's it? Yes. Hello. Hi. Is it disturbing you? No, not at all. Thank you. Well, do you have Camera. the super? Yeah. I don't, because sometimes if I don't film, I miss something interesting. I'm traveling from Gibraltar to Hamburg. It's super. Yeah. Oh, yeah. I'm gonna turn it off, not to disturb you. And where do you stay? Do you have a tent with you or what? I only used the tent one time. It's my. There is a ferry from Kiel Yeah. to my home. Yeah. To my home. I'm Yeah. from Lithuania. Okay. Yeah. Super. Deutsch. Nee, Ah? van Lapland. Lapland. Yeah. Well, we come from Holland. Oh, nice. To avoid big cities, because it takes a lot of time of Yeah. traffic, stopping, looking to the navigation. Yeah. Yeah. It is wonderful today. It's Here it is. amazing. Yeah. Super nice. Not too hot, not too cold. Yeah. And the wind is so nice breeze. Sevilla Oh, okay. to the mainland. Oh, okay. Not along the coast. Okay. Yeah, that's our plan.
Taip tas dviratininkus ir nujungia. Šitokio gražumo niekur nemačiau. Kaip žvyrkelio važiuot. Nu, grynas žvyrkelis. Pavojai tyko netikėčiausiose vietose. Imi čia gertuvę. O jeigu nežiūri, ėmi už ratą. Tai taip ir padariau. Vos neįkišau nagų į špikius. Paspirtukininkai. Duokit gazą. Šveliai galiu visą laiką filmuoti. Bet kas žiūrės tada visą tą medžiagą. Kaip atsikeliu, taip ir filmuoju. Lemba, gal ir gerai. Tik tada reiktų markų žymėtis. Valandas. Filminį. Nu tai aš atėjau su taikymu į Prancūziją. Eurovelo Frankija. Veda Eurovelo 8 į Prancūziją, man atrodo, Portugaliją jungia. Ole! Štaip spėju, daug kas kamerą pamato ir yra laimingesni, mandagesni. Aš irgi toks būčiau. Ne, viskas. Ai, ne. Jo. Juanitai. Įdomu, ar filmuoja. Pažiūrim. Chicago Bulls. Nu, sveikas. Dvirtagio privalumai. Nereik šviesofore sėdėti. Pirmą kartą privalumas. O, ir žvyrkelis baigęs. Ola. Fenomenas. Dvirtakis prastesnis už pėsčiųjų taką. Pėsčiųjų take bent taip nekrata. Nu, bet tai jau pėsčiųjų neskriaus, nes kaip lentinis dviratis važiuoja, praktiškai nesigirdi. Man pačiam čia girdis. O žmonėm, keliauninkai. Kur keliauja, kai žinai? Į pietus greičiausiai. Nu čia dabar nei ką čia mėtom. Viskas filmuojama. Panelė. Dangas tas. Čia kažkas galimai.
Industrial. Norėjau kaip tik va per šitą industrinę vietą pravažiuoti. Labai jau va čia knietėjo pasidaryti, pasižvalgyti, kas čia, kuo gyvena pramonė. Ai, padangėliai. Prašau visų susitelkimo ir pasimeldimo už mano padangas, kad jos ir toliau liktų tokios ištikimas, kokios yra dabar. Ir čia turim elevaciją. Čia niekis. Nu ką, šnikeris, kur prapuolė. Viską tą kompas pasako. Valgy, gerk, mink. Atsistatyk. Autopilotai, žodžiu. Ką, minu turiu 128-129 kilus, liko dar tiek pat. Pagal pirminį planą susidėliota vakar. Šiaip gerai labai minasi, džiaugiuosi lygumom. Taip nevargina, kaip minti kalnus ir nedemotyvuoja. Aišku, ir kalnai buvo smagu, bet kilometrais nepasidžiaugsi labai. Tai va, oras puikus. Gal truputį per karštą, bet jau 4 valanda. Nieko nesu dar užsibukinęs. Norėčiau šiandien pastovyklaut, bet jeigu dar tiek pat minsiu 5 valandas, tai 9 jau gali būti tamsu. Tai reiks jau pradėti dairytis kokį 6, 7, 8 temstą jau. Tai vaizdai gražus, kelias idealus. Buvo tokių banguotų vietovių ant to dvirtakio ir pešiųjų takas buvo lygesnis negu dviračių. Bet dabar tai pasaka. Ir čia yra Eurovelo 8, kuris veda iki pat Prancūzijos. Atrodo, iš Ispanijos dar į Portugaliją galima nulėkti. Tai žodžiu, sudėliotas toks takelis, kuriuo gali pasiekti kitas šalis. Tai va, čia turėjau porą tokių kandidatų į ratų davėjus, bet kažkaip išsiskyrė mūsų keliai ir dar kai daug yra pešiųjų takų, stop ženklų, tai man sunku įsibėgėti, nors stengiuosi nepaleisti ir neapsileisti. O dabar štai kalniukas toks. Šiandien sukilimo nebus daug, per visą distanciją gal tik 500-600, kas yra labai juokinga lyginant su praėjusiam dienom. Bet vėjas pučia į nugarą ir gal truputį iš šono. Tikrai nėra į nosį, kas irgi yra labai privalumas ir ko ilgai neturėjau per šią kelionę. Thank you.
you got my Strava or Instagram? Yeah. I follow you. Yeah. National. This is a N340. Okay. Yeah. This is the direction for Peñíscola. Castellón. This is the national, but very. Be careful. In this national. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Bye. Was nice meeting you. Good luck. Good luck. Take care. Okay. Bye. Bye. Gražu. Apsikeitėm Stravomai. Oi, tai dar norėčiau dar 9. Jau turiu 100 PM, man atrodo. Turiu 100 PM5, dar 103. Nu, bet gal ne iki tiek. Jisai man parekomendavo vieną miestelį, kur sako, yra daug kempingų. Peñíscola. Palinksėdavau iš mandagumo. Oho. Palauk, kaip gražu. Visai būna. Būna ir taip. Su 2 navigacijom. Ir vis tiek grybą pjaunu kartais. O! Paso por aquí. Habla inglés? Sí, yes. You want me to go first? No. No? No, I'm only... And you are professional? No, but I'm going to... I want to go. Okay. That's nice. Okay. Bye-bye. So, you're looking for a room here in Solera? Yeah, I would like to stay here, but what about breakfast? It is just snacks? We put a buffet here. Normally, we just put the bikes here or somewhere, but if you want to put it inside, I'm not sure if it's maybe you want to put the bike here. I like this one. Nu ką, įsičekinau į viešbutuką.
planavau nakvoti palapiniai, bet kažkaip užsukau čia į tą miestelį atsitiktinai ir taip jis man patiko. Ta prasme, geras toksai vaibas čia, mažai turistų, daug vietinių, bėgioja, sportuoja, tai kažkaip labai jaukus pasirodė, tai galvoju, liksiu. Tai šiandien sukau 190 km, diena produktyvi, stojau jau ant galą, bet susipažinau su daug žmonių, ta prasme daug, dviejas. Tai raidas geras, kelias geras, vėjas gerai pūtė, dar galėjau minti, iš tikrųjų labai nepavargau, bet tiesiog kažkaip pagalvojau, kad įsičekinsiu, apsipirksiu, nenaktinėsiu, nes truputį palapinė jau ir per vėlu jau temsta. Tai va dabar skubu į dušą, dar į parduotuvę, dar ir jūrą įsimaudyti, iš tikrųjų norėčiau. Tampa tradicija tas bėgiojimas po raido. Maudynės. Koks platus paplūdimys. Fainai.